Sveikučiai, labas vakaras, ačiū, kad prisijungėt. Įrašinėju, tikiuosi pavyks ir su vaizdu, ir su garsu. Praeitą savaitę kolega įrašė viską be garso, dėl to neįkėlėm transliacijos. Praeitą sekmadienį mūsų kolegą išlydėjau vakar į Tailandą neribotam laikui ir žiūrėsim, kada iš čia sugalvos grįžti. Galbūt keliaus ilgai, tai dėl to nukėliau iš vakar į šiandien. Tik matau, kad trečiadienis ne visiems patinka, nes jūsų šiandien labai mažai. Iš anksto atsiprašysiu už papildomą garsą, esu erdvėj ne vienas. Jeigu jau visai blogai bus, tiesiog padarysiu pauzę. Ir šiandien norėčiau aš pražvelgti keletą dalykų. Tai pirmiausia, galbūt tai, ką mes žiūrėjom praeitą savaitę, prieš savaitę. Jeigu atsimenat, po visos paieškos išsirinkau šitą ir berods kaina maždaug tokia buvo. 4,5 apie 5 iškart pasidalinimo. Dvylikta diena buvo ar 13. 13. Ne iš karto, bet mes matėm, kad buvo šuolis. Kiek čia patikrinama, apie 75%. Aš užėjau į šitą monetą, bet nusistačiau automatinį pardavimą, tik profit prie 11 milijonų. Tai man dar trūksta ir matau, kad dabar biškį pakrito, bus galima dapirkti. Kitus 2 įsidėjau į stebimų sąrašą ir greičiausiai tai vienas iš jų kirlo visiškai nesugriuvo, kaip ir laikosi, bet aš matau, kad čia visiškai volume nėra. Ir lyginant su šito projektu, nes čia yra konkrečiai ZAU 402, jis yra utility projektas ir rimtesni žmonės jį reklamuoja ir aišku, market kapitalas yra didesnis. Tai vėl jeigu man reiktų rinktis, aš šitą išmetu, nes dažnai renkuosi kiek įmanoma mažiau monetų ir kurį laiką stebiu jas. Su šitą kaip ir viskas gerai atrodo, bet aš vis tiek laukčiau, kad nukristų bent jau iki 2 milijonų. Toliau laikau, stebiu, bet nesupirkinėju. Žinau, kad kolega jau savo inicialus yra įsitraukęs šitos monetos, aš dėja pačioj pradžioje iš karto nepirkau. Tai tokia situacija. Trumpa apžvalga iš praeitos savaitės, kas vyksta. Ir žinoma, šitas yra projektas. Šitą mes jau senai supirkinėjom, kai kurie buvo senai dalintas ir čia pakeliui aš įsigryninau ir kaip ir visos monetos po to turėjo atsitraukimą apie 60% ir vėl turėjo didelį šuolį. Dabar pasakysiu, kodėl. Įeinam biškį čia ir manęs klausia, kas yra. Va čia grinai wallet tracking. Čia yra 9 piniginės, kurias mes sekam. Ir jeigu greitai sugebat reaguoti, čia rodo konkrečiai, kad botas, tos piniginės adresas, nupirko šitos monetos. Kontrakto adresas ir čia parašytas už 0,63 solanos. Čia irgi už 0,63 solanos. 2 greitus pardavimus padarė. Ir čia pardavė 0,46, čia patyrė nuostolį ir jiem nesuveikė. Bet reikia stebėti šitas piniginės, nes būna, kad ir suveikė. Va čia matom, kad nupirko po 0,48, čia po 1,25 ir čia pardavė 1,69, 1,73. Yra
va čia laikas per 2 minutės, tai aišku, į tokį mes greičiausiai nespėtume iššokti, bet va čia už 3 solanas pirko, čia už 2 solanos. Šitos monetos, aš ją buvau atsidaręs, tai nieko gero tai nebuvo, bet kodėl įsijungiau vėl dėl to, kad matom, kad Kibi Token Deployeris nupirko vat, už 10 solanų ir už 4 solanas, pradėjo vėl supirkinėti, tai greičiausiai jis šitą šuolį, vat šitą žvakę konkrečiai ir sukėlė. Ką aš noriu pasakyti, kad jeigu galvojat ir ieškot projektų, šito rekomenduoju pasidomėti. Čia yra irgi utility projektas ir šitas appas jau yra instaliuojamas į Solanos telefonus. Tai komanda nepasiduoda, dirba, mažai žinoma komanda, bet jie tikrai dirba nuo pat pradžių jau 9 mėnesius ir nepaleidžia šito projekto. Tai reiškia, kad vėl kažkada mes turėsim šuolį. Tai šitą aš irgi stebiu ir pradėsiu supirkinėti vėl. Tai aš trumpai apžvelgiau. Ir ką toliau šiandien noriu pristatyti, tai visiškai kita strategija. Mes DCA, kai darom, pasijungiu pelę, bus lengviau man braižyti. Kai darom DCA, tai mes tiesiog supirkinėjom visą kelią. Bet yra ir kita strategija. Ta kita strategija, tai tokia tiesiog, kur supirkinėjom kaip žemai, pakyla į viršų, vėl parduodat, vėl paeina į apačią, vėl superkat, vėl pakyla, vėl parduodat. Ir lygiai taip pat kaip per ciklą galima uždirbti nuo 4 iki 800%. Yra kas teigia, kad su šita strategija metų eigoje lygiai tiek pat uždirba. Tai vat ir norėčiau pasibandyti, pademonstruoti, ką reikia daryti, kaip stebėti, ką sekti, ką pildyti, kad galėtume paspekuliuoti būtent su šitą strategiją. Tai pirmas dalykas, ką mums reiktų įsijungti, tai reiktų įsijungti iš naujo, aš gal padarysiu, bet kad žinotumėt BTC, USD, All Time History Index. Tai čia pirmas dalykas, ką reikia pasidaryti. Aišku, jeigu TradingView turit prisijungę kažkokį indikatorių, rekomenduoju išsijungti. Ir pačiam TradingView galit naudotis ir nemokamai, jo nebūtina pirkti, nes tą, ką aš jums parodysiu, nebus reikalingas mokamas. Tai čia pirmas dalykas. Tada reiktų pasirinkti, kad čia būtų viena diena. Tai reikštų, kad vat, kiekvienoj žvakiai yra vienos dienos informacija. Vat ir šiandien čia irgi turim vienos dienos informaciją. Tada noriu nusistatyti konkrečiai, tarkim, 1,5 metų, paimkim intervalą, tai vat, čia tik tai dabar bus mokamaisiais tikslais, viskas mano 24 metų 0601 iki šių metų sausio. Čia irgi padarysim, kad lygiai būtų. Jeigu kartais darysit pagal šitą video, tai tiesiog nusistatykit vienodai, kad mes matytume vieną vaizdą. Ir mes jau turim tokį vaizdą, turėtume turėti iš karto. Ir dabar mes pabandom paspekuliuoti, papasakosiu teoriją konkrečiai. Pasirenkam čia šone arrow ir reikėtų mum pabandyti
susižymėti va taip kainas, kur va kainos kyla ir kur leidžiasi. Va tarkim, čia dugnas, gal čia didesnis buvo dugnas. Maždaug. Nėra teisingai, neteisingai, čia va reikia tik tai darimo būdu viską daryti. Tai va visi šitie pakilimai, nukritimai, tai reiškia, kada mes galim pirkti ir parduoti su atskiru kapitalu. Aišku, pačio viršaus ir pačio dugno greičiausiai niekada neužgaudysim, bet šalia pastebėti indikatorius tikrai galime. Nu, čia kaip, čia gal biškai didesnį užbrėšiu dabar. Gal brėšiu iš karto iki tiek. Ką matom, čia šitas jau buvo paskutinis pasispardymas. Ir dugnas. Nu, kaip pavyzdys. Tai įsivaizduokit dabar, jeigu čia nupirkot, čia pardavėt, čia nupirkot, čia pardavėt, čia nupirkot, čia pardavėt, čia nupirkot, čia pardavėt, čia nupirkot, čia pardavėt. Ir čia jau gale vėl supirkinėjat. Atrodo visai neblogai, skamba tikrai gerai. Kitas dalykas, reikėtų susidėti vertikalės linijas. Jeigu čia paspausit rodiklę, aš iš karto jau buvau pasirinkęs, o iš principo jums turėtų šitą pirmą rodyti. Galite pasirinkti ir tada tiesiog galima sudėti maždaug taip, kur mums atrodo dugnas. Va, vieną liniją, tada čia kur viršus, tada čia vėl maždaug apačia, tada čia viršus labai arti bus. Nu, pabandom vis tiek. Susidedam. Aš dar tik tai, va čia va viršų praleidau. Aš dar tik tai pasikeitaliuočiau spalvas. Mokomaisiais tikslais bus per daug. Tai va šitą aš išimsiu liniją ir galbūt šitą išimsiu, šitą išimsiu. Praktiškai čia galima įdėti vieną bendrą va tokią rodiklę. Tai va šitą strategiją aš rekomenduoju pakeisiu spalvas dabar, dėl to, kad į žalią, tarkim, jeigu perku žalią, jeigu parduodu raudoną, kad būtų lengviau sekti. Su šitą strategiją aš rekomenduoju pradžiai pasibandyti su netikrais ir paskui parodysiu, kaip tą padaryti TradingView. O jeigu jau jaučiatės, kad galit kažkokią sumą iš savo ilgalaikio investavimo, tai mažą dalį galit paimti ir pradėti investuoti. Šito iš tikrųjų nereikia irgi. Tai ką mes dabar čia turim? Tai padarysiu. Mes turim kainų kilimus ir kritimus. Ir visus šitos galima visada numatyti. Tik dabar noriu pristatyti jum skirtingus indikatorius.
aš jau juos esu išsisaugojęs. Jeigu nueinu favorite, tai Arun vienas indikatorius ir aš įsijungiu šitą indikatorių. Spalvas čia irgi galima pasikeitaliuoti, bet iš principo jeigu yra šitam lange oranžinis, tai reiškia yra bullish. Uptrendas, kaina kyla į viršų, čia daugiau mėlyno, čia yra daugiau į apačią, čia yra vėl oranžinė, matom, kad kyla, čia tarp šito ir šito, čia vėl kaina bullish, čia labiau downtrendas, čia bullish, nes matom du šituos. Dabar noriu dar pademonstruoti vieną dalyką, kad konkrečiai galima nueiti į settingus, pasirinkti stilių. Čia vat į settingus, ne, čia tas padaus. Pareguliuoti šitą. Matot, jeigu pareguliuoju, biški keičiasi. Galima uždėti po 14, 30, tarkim, kokį uždėtų. Tai čia yra tiesiog mastelis ir galima pabandyti pažaisti, pareguliuoti, kad labiau atitiktų, ar tai kaina kyla į viršų ar į apačią. Ir vat jeigu pareguliuojam, inputs, matom, kad keičiasi, šiek tiek pasikeičia. Per daug labai nerekomenduočiau čia lįst, nes pati pradžia irgi buvo gerai nustatyta. Aš prieš tai žiūrėjau 24 metus, testavau šitą strategiją visą, ar tikrai veikia 24 metam. Tai biški reguliavau, kad labiau pataikyčiau, iš principo pažaidus su tais skaičiukais, kur ką tik rodžiau buvo atidaręs, galima pakeis mastelį ir kartais būna daugiau mėlyna ir labiau pataiko į tuos mūsų visus rėmus. Tai čia yra vienas indikatorius, šitą galima išjungti, bet turėtumėt įsisaugoti. Ir antras yra Directional Movement Index. Šitą išimsiu kol kas. Ir čia irgi, vėlgi, mums reikalingos iš tikrųjų tik tai dvi spalvos. Mėlynas yra positive ir orange yra negative, atvirkščiai negu praeitam indikatoriui. O šito vidurinio mums kaip ir nereikia. Tai vėl galim nueiti į settingus. Ir galima išjungti šitą. Ok, tarkim. Tai matom, kad čia uptrendas, mėlyna labiau aukščiau yra, kaip ir pataikom į šitos rėmus tarp tų linijų. Čia kur downtrendas, oranžinė aukščiau, čia kur up, mėlyna aukščiau. Čia oranžinės daugiau, kai down, kaip up, vėl. Tada aš atsiprašysiu sekundėlę, noriu pažiūrėti, pas ką yra neišjungtas garsas. Radau. Ir iškart galim matyti, kad matom vėl čia į viršų, čia į apačią, bet jau maišosi oranžinė su mėlyna. Čia va vėl į viršų, nu ir čia akivaizdu paskutinis, kad labai į apačią nuvažiavęs. Tai vėl aš išjungiu šitą, einam prie visiškai kito indikatoriaus, tai 7 iš viso. Čia labai dažnas indikatorius, mes jį jau naudojam ir su monetom,
moving average convergence, divergence. Trumpiau tai MACD, šitas indikatorius tikrai jau būsit susipažinę arba būsit matę. Tai va čia vėl lygiai taip pat matom, kad jis mėlyna yra labiau bullish. Tai va skaitykit, jau nuo čia buvo signalas, kad ir kažkiek ir kilo į viršų jau, kad eina į apačią. Bet čia jau buvo kertinis momentas. Va čia irgi aiškiai matosi, kad daugiau oranžiniai yra apačioj negu mėlyna. Čia jau kaip ir uptrendas irgi, čia jau downtrendas, čia vėl uptrendas. Matot, visi indikatoriai indikuoja, aišku, ne 100% tikslumu, bet kaip matot, kad ganėtinai daug pataiko. Nebus taip, kad visada 100% pataikys, bet ganėtinai daug. Tai va, šitas indikatorius kol kas vėl išjungiu. Einame toliau ir parabolic SAR dar vienas. Šitas yra toks biški sudėtingas, sunku pamatyti, kada keičiasi konkrečiai. Galim prasididinti biški. O jau sudirbau linijas, atsiprašau. Paskubėjau šiek tiek. Gerai, tai pasiemam šitą, nueinam, inputus irgi mes galim keisti. 0,00 netgi kitokį padaryti bus gal aiškiau. Matot, biški aiškiau. Gal per daug padariau. Pabandom 5. Reikia pabandyti pasireguliuoti, kad atitiktų į mūsų linijas. Tai čia kaip ir jau beveik atitinka. Čia turim dar tokių smulkių. Vėlgi galima žaisti, tik nerekomenduoju per ilgai užsižaisti. Ir ką dar aš vieną norėčiau padaryti, kad pasididinti. Tiesiog, kad aiškiau, o čia jau per daug bus. Taip. Nu ir matom, maždaug į mūsų linijas irgi patenka. Kai kurios patenka, kai kurios nepatenka. Būtų galima toliau žaisti su tais skaičiais, bet manau, kad užteks pakankamai. Tai yra dar vienas indikatorius, kurį dabar irgi išjungsiu. Visus šitos mano išvardintus indikatorius reikėtų įsisaugoti, jeigu naudosit šitą strategiją. Tai pirmam kartui pažaidimui gal biškį ilgiau užtruktų, pažiūrėti video, viską pasitestuoti, bet kaip jau viskas bus pajungta, matysit, kad užtruks kelias minutės per dieną ir užmesti akį ir bus gerai. Tai čia yra RSI-us, aišku, čia yra vėl 2, mes geltoną galime išjungti. Nelabai mums yra reikalingas. Ir RSI jau galima naudoti keliais būdais. Ir vienas iš tų būdų pažiūrėti, ar yra trendas į viršų ar į apačią. Nu ir čia akivaizdu, kai yra virš vidurinė šitos linijos, tai mes matom akivaizdžiai, kad į viršų. Nuo čia jau pradėjo kristi. Irgi matom, kad krenta, čia dar biškį atšokinėjo, bet iš principo krito iki pačia. O čia nuo pusės vėl. Matot, kaip į linijas sueina viskas. Čia vėl krenta į apačią. Čia vėl biškį pakilo, čia pradėjo kristi. Ir čia jau kritimas, tik ilgą rodiklę labai nubrėžiau. Iš principo šitą liniją čia turėjo būti. Biškį, kai pajudinau, nusimetė į šoną. Čia vėl kilimas, nu ir čia matom kritimas. Tai čia vienas iš būdų, kaip naudoti RSI. Kita būda yra kolega papasakos.
tiesiog kaip uptrendą arba downtrendą. Ir matom. Gerai, mes einam toliau. Turim SMI Ergodic Indicator įsijungiam irgi. Ir irgi matom lygiai taip pat kaip bullish mėlyną. Linija į viršų aukščiau yra kaip bearish oranžinė. Čia maišosi biški, bandė atšokinėti, bet šitą laiko tarpą paėmus vis tiek matom, kad yra downtrendas, čia uptrendas, čia downtrendas, čia uptrendas, downtrendas, kažkiek uptrendo ir vėl downtrendas. Toliau galim paskutinį super trend, man šitas labai irgi patinka indikatorius, nes jis aiškiai parodo. Tai čia vėlgi matom apačioj žalę, uptrendas, viršui raudona, downtrendas, čia kažkiek buvo, bet bendrai paėmus šitą skalę vis tiek downtrendas, uptrendas, mato, čia nerodo taip tiksliai ir čia, bet bendrą vaizdą vis tiek galim susidaryti ir šitą įtraukiau indikatorių irgi į mūsų lentelę. Dabar kas jum iš to? Jeigu iš principo tai tikslas būtų, tarkim, galiu investuoti kaip pavyzdys kokį 1000 šitai strategijai ir aš visus metus tada bandyčiau ar ten 1,5 metų, kiek jau norėtųsi, su viena pinigų suma bandyti nupirkti žemai, parduoti aukštai, vėl papirkti, vėl parduoti, vėl parduoti, vėl nupirkti, vėl parduoti, vėl nupirkti, kad šitas prieaugis daugintųsi. Ir šitie indikatoriai padeda mums nustatyti, kaip, kada pirkti. Ir iš principo lentelę pasidariau, čia yra pati nuobodžiausia dalis, lentelė Excel'ai, bet tiesa yra tokie visi, kurie seka savo pirkimus, pardavimus, vedasi į Excel'us, tie priima geresnius sprendimus, nes sprendimai yra paremti duomenimis. Ir ką reikėtų daryti, tiesiog paimti kiekvieną indikatorių, dabar vėl aš iš naujo parodysiu, iš tikrųjų galim čia užpaišymus visus paslėpti. Pradėkim nuo pirmojo indikatoriaus. Vėl nuo šiandien dienos. Kaip ir minėjau, šitas yra bullish oranžinė, bet šiandien mes matom konkrečiai, kad yra mėlyna ir yra downtrendinė. Tai aš dėl to ir čia pasirašiau -1, nes reiškia yra downtrendas. Tai čia vienas indikatorius. Toliau vėl galim įsijungti antrą. Čia vėl ta raudona, kad nesipainiotų, išimsim ADX. Čia atvirkščiai. Mėlyna yra, kad pozityv. Šiaip spalvas būtų galima pasireguliuoti patiems paskui, kad nesipainiot. Čia dabar nėra svarbu pačios spalvos. Nusistatysit pagal save, svarbu, kad atpažinta yra uptrend ar downtrend. Yra akivaizdu, kad mėlyna yra apačioj, o oranžinė aukščiau, tai reiškia irgi downtrendas. Ir rašiau -1. Toliau kitas indikatorius, jeigu bandyčiau sujungti daugiau, tarkim, indikatorių,
aš galiu, nes pas mane mokamas, bet jeigu jūs bandytumėt tiesiog išmestų jum, kad negali to padaryti daugiau negu 2, reikia pirkti, bet jeigu po vieną junginėje, tai jokių problemų. Tai va vėl kitas, irgi matom, kad down trendas. Bet kai dariau prieš kelias valandas, buvo čia dar. Tai pasižymėjau čia vienetuką. Tai reiškia pliusas. Tai dabar jau pasikeisiu. Toliau kitas indikatorius parabolik. Čia irgi matosi down trendas. Vat, jeigu nežinau, ar praeitą kartą paminėjau ar nepaminėjau. Kad jeigu iš apačios persiverčia į viršų, reiškia down trendas. Jeigu iš viršaus persiverčia, matot pliusiuką, iškart pradėjo uptrendo varyti. Iki čia vat kilo kažkur. Va čia galite irgi matyti. Matot, hupt, kaitaliojasi. Ir, kaip ir minėjau, ten su tais skaičiukais pažaidus galima tiksliau atitaikyti, atgaudyti. Tai čia vat irgi mes matom, kad -1, nors buvo prieš kelias valandas pliusas. Aš jau čia išduodu jum viską, jau pasidaręs lentelę visą relative. Šitą aš jungiu, kad nesimaišytų. Šitą jungiu. Ir čia matom žemiau. RSI stovi irgi -1. Tada, kas čia mums dar liko, SMI. Irgi matom, kad mėlyna linija yra žemiau. Tai irgi -1 ir super trendą, mano mėgstamiausia indikatorių. Irgi matom, kad pradėjo raudonuoti. Praktiškai vat nuo spalio 10, kai pradėjo eiti down trendu, taip ir ėjo. Va čia tik tai va šitoj va vietoj buvo nuo sausio 12 atšokęs iki 19 ir va dabar matom, kad vėl down trendas. Tai iš principo mes turim visur -1, -1, -1, -1. Reiškia, viskas važiuoja akivaizdžiai žemyn ir nėra prasmės dar supirkinėti, nes reikėtų pradėti supirkinėti, kai versis. Ir čia yra tokia formulė įrašyta, kuri apskaičiuoja lygų average, reikia skliaustelės tiesiog įrašyti, kad nuo B2 padalinti iš B8 ir čia vat gaunam mes rezultatą. Paskaičiuoja, tai viskas, kas yra žemiau, aš tarkim pademonstruosiu, kad būtų biški kitoks vaizdas. Viskas, kas yra žemiau nulio ir minuse, nėra gerai. Vat jeigu jau pradėtų eiti pliusą, jau tada būtų galima galvoti apie supirkinėjimą. Ir mes kiekvieną dieną galima atsikelti, patikrinti šitos kelis indikatorius. Čia tiesiog susidedam ir matom, kada yra pirkti, kada galim pirkti ir kada parduoti su savo nusistatyta suma. Dabar toliau yra čia toks dalykas, jeigu atsiversit, aš jau įsijungiau, bet paper trading. Tai reiškia, kad jūs susikurt galit netikrą paskyrą, nueit į trading settingus. Čia reikėtų pasikeisti iš pinigų į procentus tam, kad
matytumėt ne skaičius, o procentaliai, kiek jūsų kapitalas auga. Ir čia yra atskiras settingų mygtukas ir reikėtų paspausti, kad reset account, nes dabar, jeigu pasižiūrėsit, visiems duoda 100 000. Ir čia netikras yra, tiesiog netikri pinigai, su kuriais galite pasibandyti, bet aš rekomenduoju jums pasidaryti tokią sumą, kokią naudotumėte šitai strategijai, tarkim, 1000 ar 10 000, bet aš rekomenduoju pasidaryti realiai kiekvienas pagal save individualiai tiek, kiek iš tikrųjų norėtumėte investuoti, nes tada duos geriausius ir tiksliausius duomenis, tada numatysit ir save geriau pažinsit, koks iš tikrųjų yra jausmas, nes prekiauti su 10 000 yra vienas jausmas, su 1000 kitas, ir čia kiekvienas turim savo atskirą tą lygį. Tai aš jeigu pasidarau 10 000 ir aš galiu pradėti prekiauti, tarkim, trade paspausti, tarkim, ir nusipirkti. Ir čia blogai tik tai, kad nerodo unito kainos. Tiesiog unitais, nerodo kiek unitų, tarkim, jums išeina už tą 10 000. Tai aš gal vėliau padarysiu atskirą Excel lentelę, kad turėtumėt. Bet kaip pavyzdys, jeigu rankiniu būdu įrašot, tai maždaug apie 1000 ir nupirktumėt. Ir jūs galit pradėti pirkti ir parduoti su šitą strategiją, jeigu kartais net ne iš tikrųjų pinigų. Aš šiaip ir rekomenduočiau pradžiai pradėti su netikrais pinigais. Šitą vaizdo įrašą galėsit atsisukti, skirti biškį laiko ir kaip jau viskas yra pajungta, čia susivesti tikrai ilgai neužtrunka. Kiek mes čia turim dar laiko, tai labas Kęstuti, ir kaip ant Kraken įsijungti demo versiją. Nesu užtikrintas, Elvi, kaip Kraken. Ir laukiu jūsų tada klausimų. Pasirodysiu ir pats, kaip atrodo. Sveiki visi. Turim dar 15 minučių, galite užduoti klausimus. Susirašei? Paeiliui ar ne? Iš eilės viską. Rimtai? Ne, tai pradžiai būna, kad viską, bet kaip visos mintis, kokios tik eina į galvą, o paskui tik atsirušiuoju. Taip, Almyra, čia yra ilgalaikė strategija, tai įsivaizduokit, kad ilgalaikis investavimas, tai mes jau investuojam mažiausiai 5 metam ir jūsų portfelio dalis, tarkim, jeigu gali 100 į mėnesį investuoti, tai 80% turėtų eiti ilgalaikį, su 20 tik tai būtų galima spekuliuoti. Ir tarkim dabar iš to 80 galima skirti dar kažkokią dalį, su kuria bandytumėt irgi spekuliuoti, bet čia irgi toks yra ilgalaikis spekuliavimas, nes yra, kas teigia, kad padaro ir po 3 ir po 400% per metus, taip darydami, tiesiog pirkdami, parduodami spote, čia visiškai be leverage yra, grinai kaip investavimas. Ir lygiai taip pat tuos nuo 4 iki 800% įprastai mes per visą ciklą, per 4 metų ciklą uždirbam tuos pinigus. Tai čia gal biškai daugiau dėmesio reikia ir vis tiek čia skaitosi prie saugesnių strategijų vien dėl to, kad jeigu ir prašausit, reikės tik ilgiau palaukti, kad būtų galima už tą pačią sumą vėl viską supirkti. Ir taip, kad visiškai patį viršų ir visiškai pačią apačią, tikrai neatgaudysi. Bet jau maždaug į tuos rėmus, tai būtų variantas galimas.
Ne, čia ne tik su bitkoinu, jūs pasirenkat kokią norit valiutą ir lygiai tą patį galite daryti, nes tie indikatoriai veikia ant visų lygiai taip pat vienodai. Bitkoiną ėmiau tiesiog kaip pavyzdį, nes karalius mūsų. Žinoma, ta prasme, jeigu pasirenkat, Laura klausia, čia tik su Bitcoin, bet gal BTC saugiausia, tai aš rekomenduočiau pradėti nuo Bitcoin arba Ethereum'us. Apskritai, jeigu pradedat, šitie top 2 turi būti portfelį ir trečią rekomenduoju pasirinktinai vieną pasirinkti. Bet irgi iš top 10 čia jau būna saugios investicijos. Mes tikrai kalbam apie investicijas. Aš greičiausiai su Ethereum darysiu šitą. Manau, kad stebėsiu abudu, nes būtų gerai palyginti kainas. Kaip kada pataikau, tai ir į vieną kažkiek investuosiu ir į kitą. O kaip Solana? Nu, manęs nereikia. Solana taip šokinėja, bet manęs nereikia klausti Solano, nes aš nesu Solanos mėgėjas. Galima pabandyti. Vat net įdomu būtų, jeigu vieni iš grupės pasirinktų vieną, kiti kitą ir, kaip ir minėjau, nebūtina investuoti tikrus pinigus, galima tiesiog su netikrais paper šitą pasijungiat ant tradingų ir žaidžiat. Ir mes tada turėtume duomenis ir galėtume pasidalinti metų gale procentaliai, kas kiek padarė. Nebūtinai Palmyrą, galima tiesiog 50 ir 50, 50 Ethereum, 50 į Bitcoin. Ethereus ir BTC. Reiktų ir įsivertinti individualiai, ar galite abudu sekti, kad ir kelios minutės užtrunka, bet pradžioj, kol priprasi daryti, tai gal ir ilgiau užtruks. Jeigu atsirastų bent 5 arba 10 žmonių, kurie darytų šitą strategiją, galėtume pasirinkti po vieną monetą ir metų gale palyginti rezultatus procentaliai, ne pinigais, o procentaliai, nes rodžiau, kaip pasikeisti procentus, ne į pinigus, ir tada būtų visiems aišku, kuris davė geriausią rezultatą. Aš su ausinėm ir man išjungia tą išorinį garsą, tai negirdžiu, bet greičiausiai, kad tikriausiai, kad taip. Andrius Ajamin, gerai, Andriu, pasirašyk, tada pasirink savo monetą kažkokią ir šitą įrašą aš vis tiek įkelsiu prie transliacijų įrašų šiandien vakare iš karto, kad neusi. Matau, daug jūs rašo.
Nesupirkinėju, Kęstuti, laukiu. Nagai niežti, bet aš matau, kad čia nebus dar gerai. Nieko nesupirkinėju, su mymais biški paspekuliuoju ir viskas. Bet ir tai norisi kažko įdomiau, nes kaip mažai dabar mymo neturi. Laura klausė, kiek laiko šitą strategiją darai. Šitą strategiją aš dabar tik pradedu. Sužinojau ją prieš gerą savaitę ir dabar tik tai pradedu testuoti irgi ir pažiūrėsiu, kiek gausis. Aišku, aš iš karto tikrais pinigais bandysiu daryti, bet su tokia suma, kuri neturės man didelės įtakos. Nesakau, kas gerai su šita strategija yra, kad čia ne leverage, mes neprarasim. Mes turėsim arba stabilias monetas USDT, arba vieną iš tų pasirinktų monetų. Ir jeigu kartais viršui nenupirktume, toliau kaina kirtų, reikėtų tik išlaukti, kol būtų korekcija. Arba jeigu pačiam dugne neparsiduotume, jis važiuotų toliau, tarkim nusipirktume ne visai dugne, toliau važiuotų į apačią, tai vėl tik tai kantrybės reikalas, kiekvieną dieną stebėtume ir žiūrėtume, kas gaunasi. Andrius SPX 6900. Geras pasirinkimas, šaunu Palmyra. Reikėtų tada, aš paskui peržiūrėsiu chatą, gal užsivėsiu atskirą Excelį padarysiu ir pasidalinsiu su jumis visais. Ir ten galėtume vesti visi savo duomenis. Kaip manai, ar dar kils BTC? Kol kas ne. Aš manau, Giedriau, kad kitas suportas yra prie 74. Tai vat, ką kolega sakė, tai kad kris iki 88, taip ir buvo, pasiekėm 88, netgi ir 87, čia visai nesenai prieš 10-15 minučių. Ir dabar va čia reikia žiūrėti, ar konsoliduosis, ar važiuos toliau į apačią. Jeigu važiuos toliau į apačią prie 74, gali iki 74 nukrist, tada šitoje vietoje reikia žiūrėti, ar vyksta konsolidacija, ar ne. Jeigu nevyksta, pramuša 74, mes galim važiuoti dar labiau. Ir šiais metais turi būti didelė korekcija. Tai va, aš kantriai laukiu, numanau, kad gali tai būti per pirmąjį metų ketvirtį. Ar esu teisus, nežinau. Jeigu reikės, lauksiu ilgiau. Va, šitą jau kaip ir atsakiau Palmyrai. Andrius, teisingai sakai, tik su tikrais pinigais emocijos ir sprendimai skiriasi, kai nesu tikrais pinigais investuoji 100%. Tikrai. Rimantas, aš šiandien biški BTC, biški Ethereum'us užpirkau. Supratau. Rimantai, laiko klausimas. Mato dabar, žiūrėkit, kaip yra, jeigu, tarkim, aš būčiau pradėjęs supirkinėti praeitų metų balandį arba šiais metais, tai vis tiek daryčiau DCA, bet esmė, kad aš nuo 21 vidurio, ką supirkinėjau, praeitų metų lapkričio pradžioje viską parsidaviau ir man nėra dar prasmės pradėti DCA daryti, nes darysiu su dideliam sumom, kol nėra tos korekcijos. Bet jeigu aš, tarkim, būčiau pradėjęs visai nesenai ir mažom sumom, tai tada nebūtų jokio skirtumo, būtų galima supirkinėti po biškį jau dabar. Laura, reikia pinigus taupyti. Taip, geriausias dalykas iš tikrųjų, ką dabar gali daryti, tai kaupti stabilias monetas ir būti pasiruošus. Kokius projektus esat nusižiūrėję, kad platformose turėtumėt jau stabilios monetos, tose, kur galit nusipirkti ir kad būtumėt pasiruošę. Nes, tarkim, yra kas spekuliuoja, kad bitkoino kaina gali nukristi 40-50 tūkstančių dolerių už vienetą. Ir jeigu tai būtų, tai laikytųsi maksimum 3-4 valandas, 6 gal, neilgiau.
nes labai greit pradėtų atpirkinėti. Ir mes tokį įvykį jau turėjom, kuriais metais neatsimenu, bet jau nuo 40 ar 56 buvo nukritę iki 14 tūkstančių. Ir 14 tūkstančių ta kaina laikėsi tik kelias valandas, masiškai pradėjo atpirkinėti. Tai va, jeigu būtume pasiruošę ir sugebėtume tą dugną pataikyti, tai būtų labai gerai. Tai aš manau, kad šiandien tiek, jūsų nebelaikau. Kiek žinau, kolega jau Tailande. Nuėjo miegoti, pažiūrėsim, kiek pas jį bus jetlagas ir jeigu bus pasiruošęs, tai sekmadienį mes į eterį vėl. O aš kitą antradienį, jeigu kažkas keisis, tai būtinai informuosiu prie pranešimų. Tai ačiū visiems ir iki kito karto.